Prieš tai pamokoje išnagrinėjome, kaip galima importuoti AutoCAD brėžinį į 3D Max programą. Kitas būdas, kurį galime naudoti, yra brėžinio prisegimas prie projekto. Tokiu atveju, keičiant AutoCAD brėžinį, visi pokyčiai tiesiogiai atsispindi ir Maxo programoje. Importavimo atveju vėliau brėžiniui daromi pakeitimai projekte neatsispindi, kol mes iš naujo neimportuojame brėžinio. Spustelėkime pagrindinį programos mygtuką ir sąraše pasirinkime References ir atsiradusiame naujame sąraše pasirinkime File Link Manager. Atsidaro File Link Manager dialogo langas. Jame yra 3 kortelės – Attach, Files ir Presets. Kortelėje Attach spustelėkime mygtuką File. Atsidaro Open kortelė, kurioje iš karto jau paruošta kelti failus iš Import aplanko esančio mūsų Project folder. Pasirenkame norimą brėžinį ir spaudžiame Open. Grįžtame į File Link Manager langą. Prie Preset įskleidžiame sąrašą ir pasirenkame DVG file Saved from AutoCAD. Jeigu reikėtų keisti mastelį, nes brėžinys buvo braižomas kitokiais vienetais nei mūsų projektas Maxe, pavyzdžiui, centimetrais, reikėtų pažymėti Rescale ir sąraše pasirinkti reikiamus vienetus. Šiuo atveju mums nereikia to daryti. Spaudžiame mygtuką Select Layers to Include. Spustelėkime Select from List ir nužymėkime mums nereikalingus sluoksnius, tai yra užrašai, langas kontūrai ir Def Points. Spaudžiame OK ir grįžtame į File Link Manager. Spaudžiame Attach with File mygtuką. Projekte pasirodo mūsų brėžinys, kuris skirtingai nuo importavimo atveju rodomo baltai, šiuo atveju yra neryškus pilkas. Dabar svarbu išmokti, kaip AutoCAD'e daromų brėžinių pakeitimus matyti ir Max programoje. Atsidarykime AutoCAD'o brėžinį. Pakeiskime ką nors brėžinėje. Šiuo atveju aš tiesiog nukopijuosiu duris. Ir pakeisiu jų padėtį. Išsaugokime pakeitimus reikiamoje AutoCAD versijoje, Save As. Grįžkime į projektą Max. Kaip matome, niekas nepasikeitė. Nukopijuotų durų čia mes nematome. Išsaugokime projektą. Pavadinkime jį būdas A-Link. Vis tiek niekas nepasikeitė. Ir net jeigu mes iš naujo užkrausime projektą, pakeitimų nematysime. Tam yra kitas būdas. Mums reikia vėl iškviesti File Link Manager dialogo langą. Šiuo atveju mus domina kortelė Files. Kaip matote, Linked Files sąraše yra rodomas mūsų brėžinys, tačiau jis turi raudoną vėliavėlę. Tai reiškia, jog failą reikia atnaujinti. Pažymime mūsų dokumentą ir spaudžiame Reload. Šitoje pasirodančioje lentelėje tiesiog OK. Ir štai dabar matome, jog mūsų dokumento ikonėlė pasikeitė ir pavirto į lapą su sąvaržėle. Tai rodo, jog failas yra atnaujintas. Projekte mes pakeitimus taip pat matome. Taigi File Link Manager galime uždaryti ir projektą išsaugome. Saugojimui galime įprasti tiesiog naudoti Ctrl+S.